Sveikas gražuolės! Šiandien parodysiu jums, kaipgi susibanguoti plaukus, tai yra pasidaryti holivudinės bangas. Taigi trumpai šiek tiek apie plaukų žnyples. Jas rinksimės priklausomai nuo jūsų plaukų ilgio. Jeigu jūsų plaukai trumpučiai, štai tokie kaip pas mane priekyje, tarkim per visą galvą, tai jūs naudojate tokias plonesnės žnyples. Tai yra kūginės žnyplės ir tiesiog tokiu būdu pradėtumėt banguoti, Jeigu jūsų plaukai ilgesni, galite naudoti štai tokias storesnės kūginės žnyples. Aš jas dažniausiai naudoju savo klientėms, bet ir savo. Bet kadangi mano plaukai vis tik yra ilgesni, tai šiandien parodysiu, kaip juos subanguoti štai su tokiomis žnyplėmis. Jos yra skirtos būtent holivudinėms bangoms. Tai yra Babyliss firma, mano mėgstamiausia. Štai taip atrodo šitos plaukų žnyplės, jų skersmuo yra 38 mm, kas suteikia tokias ir padaro gražias bangas, kaip matote štai pas šį modelį. Taigi, pradėsime nuo to, kad išsišukuosime plaukus, kad nebūtų niekur jie susivėlę. Štai taip. Kaip matote, mano plaukai šiuo metu yra tokio ilgio, čia priekyje nusitrumpinau, nes taip norėjau, eksperimentas šiek toks buvo, bet stengsimės viską, žodžiu, į bendrą visumą suvesti. Dar mums prireiks štai paprasto segtuko, tam, kad susisekti tam tikroje vietoje plaukučius, tai irgi jums parodysiu. Dar reikia štai tokių segtukų. Plaukus fiksuosime su Taft mėlynos spalvos putomis bei su Taft juodu plaukų laku. Taigi pradėsime nuo to, kad atskirsime viršugalvyje plaukų dalį, štai tokią, nedidelę, tam, kad vėliau gautume daugiau apimties. Šią plaukų dalį labiau ir stipriau sugarbanosime, tad dėl šios priežasties šukuosenos mūsų galas bus su didesnė apimtimi. Tiesiog susuku šios plaukus ir prisisegu su tokiu elementariu plaukų segtuku, kuris mums prilaikys, kol garbanosim. Taigi pradėsiu nuo šitos pusės. Visus likusius plaukučius tiesiog susidėliojame taip pat į abi pusės, kad juos matytumėm ir būtų lengva viską suformuoti. Dar pasišukuojame. Pasiemu plaukų putų, štai kaip ir minėjau Taft. Nedaug. Štai tiek. Atskiriu tą savo trumpąją sruogelę, galbūt jūs tokios neturite. Susitepam putomis, būtinai putos, kadangi jos fiksuos mūsų plauką. Ir būtinai išsišukuojame, kad viskas vyktų tvarkingai. Štai pasiemame plaukų žnyples, tokiu būdu traukiam ir susigarbanojam. Galbūt jūs galėtumėte garbanoti ne iki tokio aukščio, žemiau, tarkim priklausomai nuo jūsų plaukų ilgio. Palaikome, mūsų sruogelė įkaito, jos jokių būdų nepaleidžiame ir prisisegame su tokiu plaukų segtuku. Kasgi dabar vyksta? Štai dabar mūsų šita sruogelė fiksuojasi. Jeigu mes ją paleistumėm, ji galėtų įgauti visai kitą formą. Sruogelės įgauna formą tuomet, kai jas veikia tiesiog kambario temperatūros oras. Po to pasiemame sekančią sruogą, lygiai tokiu pačiu būdu. Ją pasitepame su plaukų putomis. Štai taip. Ir vėlgi pasiemusios plaukų žnyples. Matote, kokiu kampu nusuku, štai taip suvinioju. Taip reikia šiek tiek prilaikyti. Ir vėlgi palaukiu keletą sekundžių. Štai matote, mūsų atsiviniojo galas, bet nieko mes prilaikome. Neprispaudžiu su šituo dėl to, kad nepasidarytų man tokie raveliai. Nes plaukas yra vis tik spaudžiamas. Taip, labai karšta pirščiukams, štai tokiu būdu prilaikau ir kaip minėjau, vėl susisegu tam, kad šitas sruogelė įgautų būtent tokią formą ir mums nepasileistų. Vėliau mes jas iššukuosime tam, kad neturėtumėm tiesiog medinių plaukų efekto. Kaip žinia, niekam nepatinka tos tokios medinės sruogelės,
ir plus taigi nėra holivudinis įvaizdis. Štai tokiu būdu pasitepame sekančią sruogelę. Putos apsaugo to pačiu nuo karščio, tad jūsų plaukučiai bus mažiau veikiami. Štai taip. Mažiau gadinsis. Štai taip. Čia šiek tiek prispaudžiau, kaip matote, bet to jau pat atleidžiu. Ir matote, jau pasidarė rovelės. Bet gal kaip nors jo atsikratysim. O, karšta sruogelė. Paleidžiame. Štai taip. Prisisegame vėl. Ieškome sekančios sruogos. Šitos plaukučius aš garbanosiu, banguosiu nedaug. Tiesiog galbūt va tiek iki pusės, tam, kad jie stipriai mums nesutrumpėtų. Juk visas norime ilgų plaukų, ilgų garbanų gražių. Taip, štai taip pasiemame. Tiesą sakant, senokai jau bangavausi savo plaukučius, kadangi, kaip žinote, iš asmeninio mano gyvenimo turėjau šį mėnesį tokį rimtą darbą, susilaukiau sūnaus, tad mėnesiuką teko atsisakyti įvairiausių darbelių, bet dabar grįžtame prie grožio srities ir toliau darbuojamės. Štai taip, prisisegame. Šitos sruogelės, kaip ir minėjau, fiksuojasi tuo pat metu, kol mes darome visą likusią dalį. Taip atrodo, kad yra labai sunku čia susigaudyti su tom sruogelėm, bet vienas, kitas, antras kartas praktika tiesiog jums padės. Ir įgausite naujų įgūdžių ir mokėsite viską pasidaryti. Štai taip. Matot, šitas galas ir man čia nepavyksta, bet tuoj, kantrybės. Štai taip prilaikau. Paleidžiu. Sruogelė yra karšta, bet stengiuosi jos nepaleisti. Kartais galima susideginti ir pirščiuką, bet nieko. Oda atauga, nauja. Kad štai taip, matote, vos pati matau tą galą. Juokingai turbūt atrodo su šita dalim, bet nieko, dažnai mes atrodom juokingai. Kaži, kur juokingiau bus, ar pasidarys tas bangas, ar dabar žiūrėsime. Štai taip susibanguoju, čia mano plaukučiai yra skirtingų ilgių kažkodėl, tai aš taip biškiuką patraukiu. Štai taip. Žinokit, šitos žnyplės labai kaista greitai ir labai yra karštos. Štai taip paleidžiu ir vėlgi prisegu. Štai taip. Dabar mes judėsime prie sekančios pusės. Kaip matote, sunaudojau čia visus plaukų segtukus, tad skolinsiuosi šitos dalies, darydama šitą dalį. Pradėsiu nuo priekio, kadangi šios sruogelės jau susifiksavo, tad nuo jų galime nusiimti segtukus. Vėlgi, plaukų putos. Pasiemu savo trumpiausią sruogelę. Šitą dalį ilgesnę paliekam, jis susilauks savo eilės. Štai taip. Dabar pasiemu plaukų žnyplės ir vėlgi stengiuosi iš kitos pusės. Čia jau ne tą darau kažką. Atleiskite man. Štai taip darėme iš anos pusės. Kadangi mėgstu vis kitokį įvaizdį, tai dažnai improvizuoju, tiesiog susisuku kitaip. Dabar stengiuosi pagauti vėlgi tą sruogelę, galbūt ne idealiai, bet kasgi iš mūsų yra idealus. Iš čia pasiskolinu, čia prisisegu, maždaug laikosi. Čia biškai pasileido, bet nieko tai nesugadins. Prisiminkite, besibanguodamos plaukus, tai, kad viskas neturi būti tobula. Jeigu šukuosena yra tobula, tokia prilaižyta ir taip toliau, kartais ji gali atrodyti tiesiog per tobulai ir negražiai. Žodžiu, aš manau, kad visi netobuli dalykai kartais atrodo daug geriau negu tobuli. Štai taip pasibangavome
Dar vieną sruogelę. Sruogas galite imti bet kokia tvarka, nesigilinkite į tai visiškai. Tiesiog taip, kaip jums išeina. Nes jeigu labai daug gilinsitės, tai galop mesite šį reikalą, nusprendusios, kad jums neišeina. Bet žinokite, visų mūsų rankos yra vienodos, skiriasi tik kantrybė, skiriasi norai. Va, jau šiek tiek čia man pasileido, bet vėlgi neimu į galvą, pasiemu plaukų žnyplės, vėl va tiek, susigarbanuoju, prilaikau, čia yra karšta, žinoma, laikykite už pačio galiuko, tiesiog saugokite pirščiukus, palaikom, matote, keletą sekundžių užtenka, kadangi žnyplės mūsų yra karštos, vėl pasiskolinam iš čia plaukų segtuką, prisisegam, čia jau chaotiška tokia mano pusė išėjo, bet nieko, štai čia jau ilgesnės sruogos, tad pasitepam plaukų putomis ir vėlgi, kaip minėjau, jas garbanuosiu nedaug, tiesiog šiek tiek. Praktiškai susibanguoti plaukus tokio mano ilgio neužtrunka labai ilgai, tiesiog reikia šiek tiek įgūdžių. Tarkim, rytais prieš darbą susibanguodavau plaukus su tom pūginiam rožiniam žnyplėm maždaug per 10 minučių ir žygiuodavau. Ypač kai dažniau tai yra daroma, tai vyksta daug greičiau. Kiekviena iš mūsų galėtų pasakyti, kad jeigu, tarkim, dažnai garbanojasi plaukus, jos susigadins ir panašiai, bet gadintis plaukus galime ir tiesiog tiesinimo žnyplėmis kiekvieną dieną, tad ar jūs susibanguosite plaukučius, ar jūs išsitiesinsite, vienodai jiems pakenksite. Žinoma, nepamirškite naudoti apsaugos priemonės, tai yra kažkokius purškaliukus skirtus, tiesiog apsaugoti plauką nuo karščio ir panašiai. Šičia irgi galėtumėt naudoti kažką tokio, bet, kaip ir minėjau, plaukų putos irgi apsaugo nuo to poveikio, tad naudojame šiandien plaukų putas. Čia vėlgi pasiimu. Nepamirškite prisegti tų sruogelių, tai yra labai svarbu. Dabar grįžtame prie mūsų šitos dalies, kuri buvo prisegta. Štai, kaip matote, ši dalis pakankamai ilga. Vėlgi ją pasišukuojame. Ir kągi mes dabar padarome, atskiriame dar vieną dalį nuo tos dalies ir darysime viską palaipsniui. Štai taip atskiriam, šitą taip chaotiškai kol kas paleidžiu, šitą dar norėčiau prisisegti. Vėlgi pasiemu, taip suvinioju, kaip matote. Štai taip, pačiai galbūt nesigauna labai tvarkingai, žinokite, kai darau tai ant kito žmogaus, tai išeina man daug greičiau ir daug gražiau. Štai taip pasiemu tuos plaukučius. Dabar aš juos visus sutepsiu putomis, tam, kad jausčiau, kuri dalis dar man beliko. Štai taip. Fone galite girdėti, mano cipsiukas jau grįžo su tėveliu iš lauko, o mes čia šukuojamės. Bet tegu vyrai užsiema savimi patys, moteris turi savų reikalų. Štai taip, nežinau, ar jūs matote, atleiskite, mano plaukai ten yra pakankamai ilgi. Štai taip aš atsiskiriu sruogą, jeigu jūs ją matote, kurią aš sugarbanuosiu daug stipriau. Tai yra, stengsiuosi ją sugarbanuoti ne iki pusės, o tiesiog, kaip matote, jeigu matote, praktiškai iki pat šaknų. Tuomet mūsų plaukai iš galo turės daugiau apimties. Štai palaikėme keletą sekundžių, plaukai įkaito labai. Vėlgi, kur nors ieškau pasiskolinti plaukų segtuko ir susisegu tą sruogelę. Štai taip.
dabar ieškome tos sruogelės iš kitos pusės. Štai patepame putomis vėlgi. Pasiemame žnyplės. Susukame, kaip ir minėjau, arčiau šaknų. Ten sukome į vieną pusę, čia gaunasi, kad į kitą pusę, bet tiesiog neprispaudžiu su šituo ir vaizdas turėtų gautis panašus. Palaikėme. Štai taip. Pasiemame iš anos pusės jau išdžiūvusios sruogelės segtuką, prisisegame. Beliko štai dar viena sruogelė. Ją pasišukuoju. Plaukų putos. Jeigu jūs turite veidrodį su sparnais, tai žinoma galą galite pasižiūrėti jame, bet kaip žinau, kiek žinau, panelės dažniausiai neturi tokio veidrodžio, aš jį turiu. Štai taip, pasiemu, privinioju plaukučių. Galbūt jūs turite kitokį būdą, tai prašau pasidalinkite to būdu. Aš labai mielai pasižiūriu visus filmukus ir visus būdus. Ir mielai pasimokau ko nors naujo. Taip, dabar nuimu segtuką nuo tos likusios dalies, iššukuoju į viršų. Kadangi darau viską pakankamai greitai, tai kai kur man susivėlė plaukai, bet per daug neėmu į galvą. Šitą sruogelę matote palieku. Šitą būtinai nukreipsime atgal, kadangi tai yra jau pakaušis. Tai yra, norime suteikti jam apimties, tai vat štai tokiu būdu pasitepu. Dabar sukeliu, pasišukuoju, nežinau, ar jūs matote, kaip tai darau. Atsitrauksiu galbūt. Čia yra pas mane labai ilgi plaukai ir labai nelengva juos yra sutramdyti. Štai kažkaip sugarbanojau tą sruogą. Jau skubu paleisti, o jį dar nesusigarbanojo. Štai taip, sugarbanojame, matote, kaip nukreipiu ją. Nukreipiu į galą tą sruogelę tam, kad čia viršugalvyje pas mane pasidarytų apimtis. Jau žinokit, pavargau šiek tiek, bet nieko. Liko štai tokia dalis, visai nedaug. Ja daliname vėlgi dar į 2 sruogelės. Tam, kad nebūtų plaukų sruoga labai stora, jeigu imsite daug storesnės sruogelės, tai atitinkamai jos mažiau ir lėčiau susibanguoja. Štai tokiu būdu. Jau ne į tą pusę darau. Iš pradžių būna sunku susigaudyti pačiai, kurią pusę čia reikia susukti, nes rankos, kaip matote, dirba visai į kitą pusę, negu kad darant kitam žmogui ir kartais sunku tiesiog susigaudyti, bet jeigu niekur neskubėsite, turėsite daugiau laiko. Jums tai pavyks daug geriau. Žinoma, tokiam susigarbanojimui siūlyčiau pasilikti 2 valandas, jeigu einate kažkur į kažkokią šventę ir tiesiog darysite tai pirmą kartą. Tad vėlgi pasiema plaukų žnyplės, suvinioja štai taip. Ir prilaikom. Kągi mes darysime dabar? Dabar mes viską iššukuosime. Bet
šitas rogeles dar paliksime ataušint. Jos atauš ir tada bus jau gera fiksacija. Štai taip paleidžiu tas mūsų anksčiau sugarbanotas. Pasileidžiu. Ir kągi dabar mes pasidarome. Pradėsiu nuo priekio. Po vieną srogelę. Iššukuoju, tam, kad plaukai nebūtų mediniai. Štai įsišukavau visus plaukučius, dabar tiesiog jas paformuosiu, pasiimsiu tam tikras rogeles ir jas pavelsiu ir nukreipsiu jas atgal. Kaip matote, padarau štai taip ir jos tada turi daugiau apimties ir labiau klauso. Štai taip pasidėlioju, tiesiog viską nukreipdama atgal. Viską užbaigėme plaukų laku. Štai taip pasipurškėme. Lako tiesiog pagal poreikį, kas mėgsta daugiau, kas mėgsta mažiau. Mano plaukai pakankamai gerai laikosi, tad bangos išliks pakankamai ilgai ir manau, kad per daug apkrauti jų nereikės. Štai taip atrodo mano holivudinės bangos, tikiuosi jums buvo šis filmukas naudingas ir dėkoju jums už dėmesį.